tinklapio www.atoveiksmis.lt lankytojai. Tinklapis mano retai apnaujinamas, bet dedamas turinys yra ganėtinai reikšmingas, išliekantis aktualus ilgesnį laiką. Čia nufilmavau lėktuvo Airbus A380. Kaip vėliau pamatysite, jisai palieka ne vienalytį taką. Iš pradžio atrodo lėktuvo pėdsakas vienalytis, bet paskui jisai išsiskiria. Yra tokia kaip dūminė juostelė. Ir žemiau krenta nuo tos dūminės juostelės tokios dvi atskiros juostos, kurių fizika, sakykim taip, skiriasi nuo to dūminio takelio, kaip ir požymių išvaizdos. Tai bus viršui jau išgaravo tas dūminis takelis, bet liko tie kiti du pėdsakai tokie, kurie yra panašus kažkuo į makaronus, į spagetį. Labai keistai žiūrisi, nebūtų panašu, kad vandens garai galėtų išlikti tokiose tankiose juostose, sukoncentruotai. Kaip matot, ganėtinai įdomiai atrodo šitas vaizdas. Kadangi verčiau ir garsinau tą geoinžinierių Davidą Keitą, kuris atvirai kalbėjo apie geoinžineriją, apie klimato keitimą, apie klimato keitimo technologijas purškiant cheminius aerozolius į atmosferą. Man žiūrint į dangų, matant šitos vaizdus, kyla įtarimas, kad šita geoinžinerijos programa jau yra vykdoma. Davido Keito akcentuojamos mintis buvo, kad galima pripurkšti cheminių aerozolių atmosferoje, kurie atspindėtų saulės šviesą, kad mažiau saulės šviesos patektų į Žemę, pasiektų Žemę, kad tokiu būdu planeta po truputį pradėtų atvėsti. Panašiai kaip žiemos metu nuo sniego atsispindi saulės šviesa ir labai pradeda šalti oras. Tai tas Davidas Keitas iškėlė tokią idėją, kad galima šaldyti planetą purškiant saulės šviesą atspindinčius aerozolius viršui. Lėktuvas Airbus 380 yra didžiausias pasaulyje lėktuvas. 4 jo varikliai suteikia neįtikėtiną 180 000 arklio jėgų galios. Ir nepaisant to, jo gamintojai sako, kad tai yra pats ekonomiškiausias lėktuvas savo klasėje. Na, žinoma, perskaičiavus kainą vienam žmogui. Bet būtent dėl savo svorio, juk jisai gali patalpinti 800 keleivių, jisai dėl to turi ne 3 važiuoklės, o 5 važiuoklės. Ir iš viso jis remiasi ant 22 ratų. Mes galvojame apie Rusiją, kada mes projektavome savo lėktuvą. Šis lėktuvas be problemų skrenda žiemos metu. Jam netgi nereikia specialaus pakilimo tako. Jisai įsibėgėja greičiau nei Boeingas 747. Skirtingai nei Boeingas Dreamlineris, kuris stovi šalia pat, šitas lėktuvas negali puikuotis fotochrominiais tamsėjančiais saulėje langais, tačiau šitas lėktuvas turi netgi 220 langų. Bet apskritai šitam lėktuvui labiau buvo sutelktas dėmesys į komfortą ir dydį. Užtektų paminėti, jog šis lėktuvas antram aukšte yra toks pat platus, kaip Boeingas plačiausioje savo vietoje. Tarp kitko, laipteliai čia irgi pasididžiavimas šio Airbus lėktuvo. Gamintojai sako, kad čia laisvai gali praeiti 2 žmonės. Ir tokie laipteliai labiau tiktų užmiesčio namai. O bendras lėktuvo plotas prilygsta 5 teniso aikštelėm. Deja, šitas lėktuvas, kuris atskrido į Rusiją, yra skraidžianti laboratorija, todėl įsivaizduoti, kaip jisai iš tikrųjų atrodo, yra ganėtinai sudėtinga. Tačiau ką jūs čia galite išvysti, ko nepamatysite jokiam kitam keleiviniam lėktuve, tai yra šitie laidai. Aerobuse A380 jų yra 350 km. Štai jisai aerobusas, monstras, jumbo, kaip jie tik nevadina. Štai jisai stovi šitam oro uoste ir jisai ženkliai didesnis už likusius lėktuvus. Dabar sugrįžkim prie to, ką parodė Rusijos televizijos žinių laidos NTV reporteris. Čia nufilmuotos kažkokios taros viduje, neaišku, kokios jos, ta prasme, kokia jų paskirtis, kam jos naudojamos. Jisai įvardino, kad šitas lėktuvas yra skraidžianti laboratorija. Tai kokia gali būti dar skraidžianti laboratorija ir koks gali būti jos tikslas, paskirtis, kodėl jinai įmontuota didžiausiame įmanomam lėktuve, kodėl čia yra keleivinės sėdynės. Kilo dar daugybė klausimų įvairių. Galbūt iš tikrųjų tos taros skirtos lėktuvo svorio balansavimui, galbūt skysčius perpompuoti, kad svorio centras būtų reikiamoj vietoj.
Bet iš tikrųjų čia yra daugybė klausimų, būtų įdomu sulaukti jūsų komentarų.